Tai kvietimo sulaukiau 3 ryto nakties. Agentas parašė žinutę, kad patekau, o ruoštis tai nežinau, nereikėjo. Automatiškai viskas. Jaudulio tikrai nebuvo, vis tiek, nežinau, nesijaučiau kažkaip, lyg būčiau kažkom blogesnis už kitus, o apmokymų irgi, jokių papildomų nebuvo. Krepšinio lygis tikrai aukštas, kadangi surinkti visi geriausi žaidėjai iš viso pasaulio, o treniruotės buvo intensyvios ir labai ilgos. Kaip ir sakiau, iš pradžių buvo gana įdomios, tačiau vėliau buvo labai nuobodu. Nežinau, manau, labiausiai jaučiuos pasiėmęs pasitikėjimo savim, o išmokti tai daug ko neišmokau, kadangi Lietuvoje viskas tas pats, kaip ir ten. Motyvacijos tikrai pridėjo, kadangi noriu pasiekti tą lygį, tai tikrai motyvacijos turiu labai daug. Vasarą? Tai vasarą dažniausiai būnu su rinktinėm, gaunu šiek tiek laiko pailsėti po rinktinės ir po to su Žalgiriu pradedam pasiruošimą sezonui. Kad pasiektų tą lygį, kokiame jie nori žaisti.